Jis yra draugiškas, aktyvus, maloniai bendraujantis. Buvau vienam projekte. Jis labai organizuotas, labai viską žino, ką reikia. Darbštuvas, atsakingas. Veikos yra Gabrielius. Gabrielių Bortą pažįstu keletą metų. Tai labai atsakingas, doras vaikinas, kuris turi didelių organizacinių sugebėjimų, dalyvauja gimnazijos parlamento darbe, jisai moka surengti įvairius renginius, pats pasiūlo projektinį darbą ir pats sugeba vadovauti. Gabrielius turi taip pat skaitovo talentą. Kai jis dalyvavo rusų kalbos skaitovų konkurse, jis tikrai būtų užėmęs pirmąją vietą, bet jam teko išvykti. Tai konkursas neteko tokio didelio talento. Mokinys yra visada tvirtos nuomonės apie gyvenimą, jis turi tokius tvirtus įsitikinimus, moka juos apginti, o tai yra labai svarbu. Todėl būtų labai puiku, kad Gabrielius Borta dalyvautų parlamento darbe, taptų jo nariu, ko mes jam ir linkime. Balsuok už Gabrielių, nes jisai padės visiems mokiniams mokyklos, tikrai nepasigailės. Jisai yra mūsų klasės seniūnas, organizuotas, atsakingas, šviesius ir manau, kad jisai puikiai tiks į LMP rinkimus. Todėl manau, kad kiekvienas pasirinks. Tai ką aš manau apie Gabrielį Bortą, Gabrielis yra mano draugas. Mano žodis gali būti šiek tiek šališkas, bet mes abu einam į parlamentą ir galiu pasakyti, kad jisai yra tikrai draugiškas, jis tikrai atsakingas, tikrai supranta, ką daro, jis turi daug idėjų, moka jas išpildyti. Tikrai, aš jums duodu Lietuvos moksleivių parlamentui, jisai tiks labiausiai. Sveiki visi, aš esu Gabriel Borta ir dalyvauju Lietuvos moksleivių parlamentų rinkimuose. Bet jeigu nori prabalsuoti už mane, ateik penktadienį per bet kurią pertrauką ir prabalsuok. Sėkmės jums ir man. Tad mano programą galite rasti apačioje komentaruose arba ant aukšto foje.